Grafas Ignotas Morikonis 1806 metais iš Radvilų nupirko Salų dvaro valdą su joje buvusiais valstiečiais ir salos galiausiai tapo Morikonių nuosavybė. Manoma, kad būtent tada pastatyti nauji Salų dvaro rūmai pagal italų architekto Pietro de Rosio projektą. Ignotas Morikonis garsėjo dosnumu valstiečiams, nors savo šeimai buvo gana šykštus. Miestelėje įsikūrė ligoninę, vaistinę ir muzikos mokyklą, kurioje veikė orkestras. Čia mokytojavo vietinis vargonininkas už savo darbą gaudavęs rentą. Saliečių gyvenimas prisipildė džiaugsmo ir muzikos. Paskutinis iš Morikonių Salų dvarą valdė grafas Liucijonas Morikonis. Grafas nebuvo geras ekonomistas, tad ūkininkui iššvaisčius šeimos turtus ir prispaudus skoloms, Liucijonas pardavė Salų dvarą Rokiškio grafui Reinoldui Tyzenhauzui, kurio laikais dvaras išgyveno aukso amžių. Nors Radvilos čia nuolatos negyveno, dažnai atvykdavo medžioti. Dvarą supo vešlus parkas, kuriame augo šimtamečiai medžiai, o ramybę lyg sarginiai šunys saugojo prijaukintos meškos. Turbūt labai drąsūs ponai tie Radvilos buvo, kad tokius sargus įsitaisę turėjo. Girdžiu, žarna šarna ryja. Laikas pasimėgauti pirmojų patiekalu. Dvaro šeimininkės jums patieks ekologiškus grikių makaronus su lašiša arba vištiena, ypatingai skaniu padažu ir baziliko lapeliu. Šis patiekalas ne tik įkūnija itališkos virtuvės tradicijas, bet ir atspindi lietuviško ūkio dvasią.